medžių laja dangun rankas ištiesus, augančiais pumpurais į šviesą veržės. Laukiu pavasario. Supa gulbė banga, vėjas vakaro blėštančias sutemas, migdo pritilęs. Laukia pavasario. Sėdi senas žmogus. Jo atodūsis persmelkia širdį. O viltis dar gyva. Laukia pavasario. Štai poetė Irena gražiai sako, pakalbėk su manim, pakalbėk, kapinėlį, mūsų baltas. Pasakyk nors žodelį man miau, netylėk tarsi kaltas. Pakalbėk su manim, pakalbėk, šiaurės vėjau tu šaltas, betgi švilpauji tu pajūry ir neši smėlį baltą. Pakalbėk su manim, pakalbėk, saulelė skaisčioji. Nors žinau, laiko tu neturi, žemės patalą žalią tu kloji. Pakalbėk su manim, pakalbėk. Gaivus lietaus pavasarinį, tik laiko matau neturi, nes laistai mūsų žemė gimtinis. Pakalbėk su manim, pakalbėk. Mano mylimas angelė baltas. Ir tik tau tariu ačiū viena, kad sušildai gyvenimą šaltą. Yra ramybės oazė prisiminimai, šviesus. Yra begalinis suvokimas, o būtent tas begalinis suvokimas, kad esame gamtos dalelė, netgi kosmoso dalelė. Kad, kaip Rudos poeto Šukio ten pasakyta, šitas lapas atpūstas iš Palangos, sudžiūvęs klevo lapas, juo teka žemaičio kraujas. Esame kosmoso dalelė, į kurį, esame gamtos dalis ir vystomės, ir gimstame, ir augame, ir mirštame kartu su ja. Žiema. Tavo galva pražyla baltai. Našlaitė sigutė ieško, našlaičių. Chorai šventorių, vargų šimtai, gieda našlaičiams ašaras laisto. Sapnai užsikloja košmarais baltais, sušalę karoliai pabyra choralais. Pravirksta praeiliai veidais nekaltais. Kur mūsų vaikystė, kur mūsų karaliai? Poeto Šukio, Zigmanto Felikso Šukio žodžiai. O dabar norėtume išgirsti poetės, kurioms kas yra ta didžiausia atrama šioje žemėje gyvenant. Tai paprašysim čia poetės Irenos ir vėliau Aldonos. Pirmiausia, porą eilučių paskyriau dabar nauji žodžiai šitam almanachui. Almanachui išėjus. 5 pavasariai naujam gyvenimui mus kėlė, o 5 vasaros gamta kelionėse žavėjo. 5 rudenėlius gaivino jūros bangos,
o 5 žiemas širdies žodžius mūsų saulė pakilėjo. Tie žodžiai liejosi į baltą lapą, žiemužį šaltį, sniegą jie nutirpdė. Tai jų gyvenimo mūsų almanachas ir jis gyvuos, kol gyvos mūsų širdis. Net baugu atsistoti prieš tokią didelę auditoriją. Turbūt kiekvieną kartą mes renkamės daugiau ir daugiau. Ir tie mūsų vakarai tokie gražūs popietės, turinčios gražią pradžią ir gražią pabaigą. Ir žiūrėkite šiandieną, kaip mūsų maloniai nuteikė ir kokie mes tylūs susikaupę, kada šitai poetiškai viskas buvo pradėta. Nupleveno smuiko garsai. Atitarė jai mūsų puikios žodžio meistrės Danutės Valinčienės skaitomas eilėraštis Irutės apie smuiką. Kaip viskas susijungė. Štai mes matom gerbiamo Algirdo Pečiukonio nepaprastai puikus įamžintus vaizdus ir stebimės jų grožiu. Sakykite, ar nenuteikia mus tokiam poetiniam žodžiui? Todėl visai nenuostabu, kad mes išleidom 4 knygą. Juk mes visi poetai, ar netiesa? Mes privalom būti tokie. Mūsų Irutė tokia. Mūsų Irutė pirmoji uždegė mus. Sakykite, brangieji, kaip suprasti, kada mes tik svajonėse galvojam, kad reikia tą 4 knygelę išleisti, o Irutė nenuleido rankų, skatino, ragino, į pilną idėjų, į pilną sumanimų. Mes tik piršteliu prisidėjom. Žinoma, Olga čia labai daug viską darė. Kiti piršteliu prisidėjom, bet vis tiek kažkur tai paremėm, o jį visi. Į pabaigą trūksta pinigėlių, iš kažkur gaunami ir knygutė net 7 metų pabaigoje yra. Taigi didelis mūsų darbo įvertinimas ir pati Irutė parodė, kad jeigu atkakliai dirbama, siekiama, niekas nenueina veltui. Gražu pas mus, gera, grįžti namo iš tokio renginio ir siela džiaugiasi. Ir gyveni. Ir kaip gražiai aptarė Radauskienė Marija. Ši knyga turi labai daug temų, labai daug paliesta temų, gyvenimiškų temų. Meilė, gyvenimas, viltis, svajonės, jūra, gamta, žemė. Viskas sudėta į tą knygutę. Išreikšta poetiniais žodžiais, kaip perlo karoliukais nuberta ir atrodo taip giliai sminga į širdį. Varčiau tą knygelę beveik visą, kada reikėjo paruošti šiek tiek leidybai. Bet dabar, kaip žiūriu, kaip į tai gražiai išleista, kada į tai gražiai performinta, kokia jį miela, kokia jį brangi. Ir mano čia, kai kurių bausmų, pribarstyta, perskaitysiu vieną. Svajonė. Sukrykšti žuvėdrą virš marių putoto, sutviks saulėlydžio varsa rasota, parodyti kelią žvejams, švyturiu būti, nutildyti jūros vėją bangpūtį, pabūti kelrodžių ant viešojo kelio, kad saugiai sugrįžtų į savo trobelę pavargęs iš kelio žmogus, į savo mieluosius namus. Pražysti ramune, baltąją ežioj, pakviesti jaunimą atgimti maldoj, rugiagalę melsvą žydėti ir visą pasaulį mylėti, įdėti į širdį to švento tikėjimo, paguosti suvargusi jojo kentėjimus, sugausti vargonų giesme, nevystančių žiedų pienių lauke, per naktį Kalvarijos kalnus giedoti, o jeigu ir reiktų širdį aukoti, kad būtų pasaulyje taika, kad žemę apgaubtų meilė šventa. O Dieve, jeigu tik aš sugebėčiau, jei visą pasaulį išmokyt galėčiau ramybės ir meilės ieškoti maldoj ir jausis ramiau Dievo rankoj šventoj. Ir dar apie saulėjautą, mus vienyje saulėjauta. Kada širdie šviečia saulė, kai artima šypso šalia, kai gera gyventi pasaulį, mums sieloj ramybė giedra. Mus trečiasis amžius subūrė, stiprybės, vienybės plėtom. Saulėjauta daugelis kūrė, saviraiškos, meilės kalbom.
Šitų kūrinėlių eilutės primins, kaip keliavom drauge, kad džiaugsmo ir laimės minutės išgydo žaizdas širdyje. Ir džiaugsmės, kad esam drauge. Ačiū labai, ačiū. Krūpteli lapas. Nuo pirmojo lašo lietaus tarsi širdis nuo pikto žodžio. Tuoj pasipils liūtis, jie atgaivins, nuplaus, dulkėtą pakelės žolę. Stovi sutrikusi, prie kojų smilga gražuolė. Mintys margi karoliukai pabėrė. Liūdesys lengvai randa kelią į širdį. Ten dabar tušti, kaip kregždės liste, ilgų naktų vėlyvą rudenį. Poetė Teresė Dirgėlienė. Paėmusi knygutę į rankas, aš labai džiaugiausi, kad šitoje knygutėje yra vienas naujas skyrelis negu ankstesnėse. Tai būtent prisiminimai. Mes kalbėjom, kad prisiminimus rašyti gali visi. Kažkas atmetė šitą mano mintį, sakė, tokio įsakymo negali būti, bet atsiliepė 3 mūsų bičiulės, išgyvenusios vieną tokį likimą tremtį. Ir kada paimi ir skaitai kažkur tai, tikrai taip susijaudini daugiau. Žmogus išgyvenęs atrodo pragarą žemėje. Tai iš tiesų tos didžiosios saulės šviesos apšviestos asmenybės. Man taip atrodo. Ir kada jos su mumis taip šilta, gera. Tai gerbiama Olia Emilija Žibutė. Jų prisiminimus jūs paskaitysite čia. Šitoje knygutėje yra ir mūsų žmonių, kurie jau išleidę ne vieną knygutę. Čia ir skaitė, vat ir Teresė turi savo rinkinį ir išleidus ir paruošus, yra ir kiti. Tikime, kad baigs grinai pilnai paruošti mūsų Irena Jadvyga. Ignas Bujokas. Nematau. Roželė Puškienė. Turiu kelias eilutes, parašytas, dedikuotas savo bičiuliams. Skiriu Irenai. Eini į šviesą, eini į saulę. Taku į tiesą vedi pasaulį, surastą žodį, saugotą mintį, kad juos suprastų, kad įsimintų. Ačiū Jums. Lidijai. Ėjau paskui tave per parką Palangos ir paukščių giesmės pasaką man sekė. Dainas dainavo parko medžiai, žolynai, tulpių margumynas vasarą žadėjo. Kaip sutelpa tokioj trapioj būtybėj viskas, ir nuojauta, ir žinios, meilė ir pasišventimas, viskam, kas gyva, tas gražu, tai šventa. Taip moki tu matyti, girdėti, jausti ir mylėti ir viską perduoti kitiems. Tiek gali didelė širdis, tiek mato šviesios akys, tiek sugeba tik asmenybė išgyventi didžiąją harmoniją. Aš dabar labai paprašyčiau Lidiją, perskaitykit jūs bent vieną iš tų nuostabių gamtinių miniatiūrų. Nežinau, čia niekas nėra išgalvota, niekas sukurta, viskas tas, kas buvo, ką mačiau, ką girdėjau. Genys išradėjas. Palangoje, meilės alėjoje,
Didysis genys būgnė metalinio žibinto stogelį. Kam vargintis ieškant sausos rezonuojančios šakos, kai šviestuvų kas keli žingsniai. Garsas stipresnis, bet kažin ar genytė išgirs. O dabar matau knyga mūsų skaitovės, didžiosios metraštininkės ir nuostabių, tokių gražių miniatiūrų kūrėjos Danutės Valinčienės rankose. Taip, keletą, aš savo čia kūrybų neskaitysiu, jūs paskaitysit, mėlyje skaitytojai, jeigu jums bus įdomu, bet aš noriu jums priminti, kad nemažą susidomėjimą gali sukelti ir šiuo metu Prancūzijoje gyvenančios mūsų narės Angelės Žilienės posmai, kaip tik čia buvo prancūzų melodija, kaip žinome. Mes einam ir grįžtam, atgal nebegrįžtam, svyruoja balti mums beržai. Jie primena giesmes Marijai giedotas gegužio tyliais vakarais. Ne kartą svajonėm į praeitį grįžtam, prabėgam jos gojum mes žingsniais sparčiais, o kartais apstulbę mes stovim ir laukiam, nežinome patys, ko trokšta širdis. Tai posmai iš eilėraščio mes einam ir grįžtam. Tai ne visas eilėraščius, sudominau, skaitykite toliau patys. Ir pabaigai yra mūsų knygelėje laiškas rašytas mums, mūsų bičiulės iš toliau Rasos. Ir va viena tokia ištraukėlė. Neįdomių gyvenimų nebūna. Vadinasi, negali būti ir neįdomaus kalbėjimo. Kuo vyresnis amžius, tuo įdomesnė jauniesiems anų patirtis, nes tai gyva istorija. Nes nebūna taip, kad rašantis rašytų vien apie savo nuogą jausmą. Jis neišvengiamai susijęs su laiku ir aplinka, kuri keičiasi, nyksta, transformuojasi, pleišėja ir trūnyja. Rašykite, mielos senjoros ir godotiniai senjorai, nes visa, ką jūs tobulai, ar nelabai trumpai, ar ištęstai sakote, yra labai reikalinga, nes jūs ypatingo laikmečio, ypatingų išbandymų, ypatingos stiprybės vaikai. O dabar mūsų padėkos žodis. Mes laukime dar žmonių daugiau nusipelniusių. Mūsų tai knygutei leidėjos Irenos Šalkauskienės, kuri išleido, bet ji neatvyko, aišku, mes mintyse pasiunčiam sveikinimą, o daugiau padėkos žodis kitiems. Aš labai noriu irgi Palangos grupės visos vardu pasakyti, kad mes šiandien labai džiaugiamės dalyvaudami knygutės pristatyme ir va sutraukėme saulelę į mažą gėlelę ir atvežėm ją padovanoti, kur daugiausiai šilumos ir darbo įdėjusi, prie šitos knygos prisidėjusi Olga. Tai labai ačiū.